Ką, labą rytą. Senai besimatėm. Žiūrėjom prieš porą savaičių, kadangi buvom apsirgę, nebuvo galimybės. Esam tam pačiame ežere, kur paskutinius 2 kartus gaudom, aišku, gaudom ir 3 kartą. Ir dar, manau, ne kart būsim, kadangi beveik arčiausiai ir beveik su mažiausiai žolių. Tai bandom pasidaryti pirmus metimus, bandom pasižiūrėti, kas tą spalvą veikia. Kol kas inkariuką nesimečiau. Vėjas palengva neš, bangas neš į priekį, tai dar kol kas gal nereiktų inkarą. Po to ten priekį, kai jau bus platesnis, tai gal biški daugiau pasimėtysim, o ką, bandom pasidaryti pirmus kelius metimus. Pasižiūrėti, ar čia yra aktyvius žuvės ir bandysim plaukti po biškį į priekį, ieškoti spalvų, ieškoti kas veikas, dirbti ir ant ko mes galim pagautą mūsų šios dienos laimikį. Tai vakar žiūrėt praeitą video, turėjom su valtim problemą, buvom radę skylę. Tai susitvarkėm. Puikus dalyks ir skys slops. Labai gerai klijuoja tokias, tiek nedidelės, tiek realiai didelės skylės klijuoja, ten aišku didelė skylė, ar propjovimo reiktų ten jau biškį kitaip tvirtinti ir su juo naudotis, bet man čia kai buvo skylė, ta nežinau, centimetras ant centimetrą gal, tai žiauriai puikiai, užsitepiai, uždžiuvo. Dar 15 minučių palaukus pratepė, uždžiuvo, viskas puiku. Ūro neleidžia. Gali žvejoti. O mes ieškam pirmų aktyvių lydekų. Nes ešerių guma, aišku, gal mažam per didelė, bet... O, buvo. O, tai tau. Bakstelėje. Nebent žolį, bet, nežinau. Reikia tikėtis, kad bakstelėje. Reikia tikėtis, kad... Nes vis dar neužsidedu... Aišku, tos gumas nėra tokias didelės, bet vis dar neužsidedu šitų. Nepabaigiu gamintis asistų. Ir va. Pirms lydekiuks. O. Pirms lydekiuks. O, pabėga. Bet tokiai. Spalva kibi vadina šiandien, o kol kas veikia. Pirmą žuvį pagavom. Aišku, neištraukėm, bet filmavimą būtų gal tik tai būtų gražiai, kad būtum įsitraukę, bet tokiai. Iš antrą kartą vis dėlto pasiėmė. Tai jau tokiuose vietose jos irgi stau. Aišku, jos ir stovėjo prieš tai. Bet tok, pirmas žuvis per... Kiek čia išplaukė? Per pirmus 10 metimų grubino. Tai būni. Pirms lydekiuks, iš antro kartą. Puikiai, daug žadantis reikalas vadinas. Daug žadantis reikalas. Nu ką, esam beveik realiai prieš paskutinę stotelę. Prieš paskutinę stotelę užsidėjom lizgę. Pasidarom čia kelis metimus. Pabandom dar ten į priekį atsistoti, pramėtyti kelis tarpus. Na ir mūsų žvejyba greičiausiai tuom ir baigsis. Nežinau, ar grįžtant dar bandysim stoti kažkur ar ne. Nes kol kas per geras 4 valandžiukės mes realiai pagavom vieną lydekioką,
kurio aišku ir taip mes net neištraukiam. Nusipurtė, bet, okei, ten, kadangi nedidelis, tai kaip ir ok. Bet daugiau, kiek buvo išbandyta gumų, kiek buvo keista masalų, kiek buvo spalvų išbandytų. Visiškai nieks, o kai visą laiką va užsidedi blizgę, seną gerą ir sako, va, šetau. Per nagus dar kartą. Šiaip smagu. Per, sakau, geras 4 valandas pirmą kartą driukstelėje. Tai antras žuvis šiandien. Situacija, kai nežinai, ką paduot lydeką jau. Čia okei, čia pasirodė viena, kad dar yra. Pasirodė, kad jinai dar dalinai aktyvi. Buvo, kol negavo per dantuką. O vaikinė. Kažkas įdomus. Lange öfter wächst. Aš vis dar nesupratau. Okei. Čia jinai tiek priešinas, kad aš nesupratau. Iš 15 kartų, kas ten vyks su ja. Dar čia kas buvo. Bet okei. O ir vėl kibims. Na, aišku, nepataikė. Okei. Neblogai čia kažkaip jūs baisiai neiš. O. Blizgi. Nu, come on. Visą dieną pramėtyta. Gumom nebuvo kibimų. Nuo pat ant pirmą kibimą. Dabar va. Antras kibims per grubiai 20 minučių. Žolį iškart įmetėm. Jo, ten yra žolės. Ten yra daug žolės. Jo, tai turim paskutinę įlanką. Šito ežero pradžią. Pasidarom čia paskutinius metimus. Plauksim atgal, dar ten kelias vietas pabandyti norėčiau su tą pačią blizgę, su kuria čia pasigavom žuvį. Galbūt tik ant gumos čia šiandien nekiba, nes ant blizgės 2 lydekiukai iš karto prisistatė. Tai aš manau, manau, reiktų dažniau pradėti man jas vėl naudoti, nes, sako, va, sukreta pati, kur praeitą kartą gaudėm, kur lapelį praganėm, jinai veikia, jinai tikrai geras daiktas buvo, lygiai tas pats šitą blizgę, nes va tokiuose žvejybose, kai šitą, kur nu tu keiti masalus tiesiog, spalvas žiūri, kur tos pačias ryškias, tamsias, šviesias, neutralias,
Nu nieko neduot žuvies. Užsidedi blizgį, per tas pačias vietas mėtant bam. Jo, čia matau. Matau apačiai laps po mumis dabar jau plaukia. Tai čia tikrai nėra gerai. Tikrai turėtum. O, dar vieną. Pabėga. Nepakirto. Nepakirto. Bet buvo. Buvo įrodyms, kad blizgė yra blizgė. Ten žolė matos. Ir ta vieta, kur aš čia negaudydavau, pasirodo, kad kartais irgi gal reikia pramesti. Nes aš čia dažniausiai net nebeplaukdavau. Bet pasirodo be reikalo. Yra ir čia kampė žuvis. Ir aš manau, tai žvejybai mes būtum turėję tikrai gal daugiau rezultatų. Ir geresnių. Tik reikėjo anksčiau pradėti gal naudotas priverstinės priemonės, kaip blizgė, kurią dabar užsidėjom. Ir būt... O! Ir būtum turėję ganėtinai mano visai neblogą žvejybą. Nes, aišku, nedidelės jos, bet jos kim. Ir vėl va. Į lūpos kampą. Na. Ir į lūpos kampą, bet į kitą pusę. Ar čia tas pakilims dabar jau jų? Ar čia ta X valanda? Ne mano. Tiesiog. Blizgė daro savo. Tai va, kolegas, baigės mūsų žvejybą. Baigėm žvejybą tom, kad pačiai pradžiai ant gumenuką turėjom 2 kibimus. Vieną užkybą toliau 3, beveik 4 valandas niekam. Pačią galą užsidėjom blizgę, su blizgė šiaip ne taip dar 4 kibimus turėjom, 2 ištraukėm, aišku, visą tai matot video. O mes ką, nulėkėm pasiėm, siuntą atsidarėm. Siunta yra iš RB Lūrės. Ir mes gavom gumų. Mes gavom guminukų. Gavom tikrai nemažai guminukų. Paties gaminta gumas. Aš turiu dėti kažko. Dėkime dėžę. Paties jo gamintas gumas pats daro. Tai yra mažesnė dydžio. Čia jaučiu iki 10 cm spalvinėms. Tada yra 10, gal ir daugiau negu 10. Tai kol kas matau tikrai yra neblogų masaliukų, kuriuos tikrai išbandysim. O balt su raudona nugara, Ukraina, vadinama spalva balta. Jo, tai yra tikrai nemažų gumų, tikrai neblogai atrodančias ir yra, aišku, didesnės. Šitom, aišku, gal vien galvakablė jau neužtenk, šitom reiks dėtis ir asistus, bet spalvas irgi neblogas. Pasibandysim. Tikrai pasibandysim. Iš šitų tai tikrai žinau, kad vat balta tikrai turėtų eiti. Ukraina turėtų sudirbti galbūt pas mum ežeruose. Nu, kol neišbandėm, tol nežinom. Bet jo, dėkui jam. Susižinosiu, ar kontaktus galim palikti.
galbūt galite pasidaryti užsakymų, nes matau, net yra ženkliuks jo arba lūrės padaryts. Tai greičiausiai nesufokusuoj. Tai jo, paliksime jau kas kontaktus ir dėl gumų, manau, galės pabandyti paklausti, parašyti, galbūt kažką rasit savo, galbūt rasit pigiau negu parduotuvėj, galbūt rasit spalvinimą, dizainą, koks jums labiau tink. O mes ką, mes baigiam žvejybą. Pakuojamės, važiuojam namo ir susimatysim, man atrodo, kitam video, stengsimės kažką kitą padaryti, kažką kitą pagauti ir žiūrėsim, kaip čia sekas kitose žvejybose. Tai va, kol kas tiek, nei žvyna, nei uodegos. Iki.